Sveiki visi. Podcastas tinklalaidė LTU Aquatics savo veiklą tęsia, naujas epizodas ir šiandien turim ypatingą svečią, kuris gali apžvelgti ne tik, kas yra plaukimas Lietuvoje, tačiau ir kitos vandens sporto šakos, kurias vienyje asociacija LTU Aquatics. Tai labai dėkui, kad iš šiandien atvyko. Tai LTU Aquatics prezidentas Saulius Binevičius. Labas, Sauliu. Gerą dieną visiems. Labai smagus tam susitikti šiandien tik tai Kaune. Pirmą kartą šiandien podcastas iš tikrųjų ne iš Vilniaus ir iš Kauno eina. Tai tu pats esi kaunietis. Taip, malonu mano gimtam miestė. Iš karto noriu pradėti nuo tokio tiesaus šūvio į galvą, tarkim taip. Ką reiškia būti LTU Aquatics prezidentu? Sunkus klausimas iš karto, kai sakai. Žinau. Paskiau bus lengvesnis. Žinau. Jo, aš tai manau, kad tai didžiuliai įsipareigojimai prieš vandens sporto šakų asociaciją, prieš visus atstovus, teisėjai, treneriai, sportininkai, visas vykdomasis komitetas, kuris priima sprendimus, tai tiesiog didžiuliai įsipareigojimai ir suvaldymas proceso labai didžiulis prieš visas organizacijas, vyriausybinės, olimpinis komitetas, nacionalinė sporto agentūra, miestų savivaldybės ir panašiai. Tai čia tiesiog galėčiau kalbėti ir kalbėti. O aš matau, kad galėtum kalbėti, bet iš tikrųjų noriu paklausti šiek tiek kitaip. Ar tikėjai viso to, kai balotiravaisi į prezidentus, kaip sugalvojai, kad tapsi šitos asociacijos tarp federacijos vadovu? Ne, Ryti, žinau, kiek prisimenu ir turbūt daug kas bendruomenės prisimena, tiesiog, kaip galiu pasakyti, kad tai buvo netikėta. Tikrai nesiveržiau ir tiesiog buvo vienas prezidentas atsitraukė, kažkam reikėjo prisimti sprendimą šitą, kas prisims šitus visus įsipareigojimus, tai tiesiog vykdomajam komitete sprendėm šitą klausimą ir vykdomasis komitetas kaip ir vienbalsiai išrinko mane, kad, nežinau, kalbu apie plaukimą, žinau apie plaukimą, pats buvęs plaukikas, teisėjas, nežinau, pažįstu gal tą bendruomenę, tai tiesiog ačiū jiems, kad pasitikėjo, bet našta tikrai didžiulė. Iš mano asmeninės patirties dirbant su keliomis federacijomis iš karto, tai prezidentas šiaip daug kur yra daugiau toks simbolinis postas ir daugiausiai dirba viską generalinis sekretorius, bet dirbdamas plaukimo federacijai, LTU Aquatics asociacijoje, aš pastebėjau, kad prezidentui, ko gero, tenka nemažiau darbo negu generaliniam sekretoriui ir taip ir iš tikrųjų. Man taip pat generalinis sekretorius, visa komanda sako, kad Sauliau, kiek gali, mes tai visada pridėsim, mes visada sek, ką mes darome, bet aš pakol kas mane nepavyksta atsitraukti, aš visada visame žaidime, visame procese, tai man tas patinka iš tikrųjų, aš kaip ir džiaugiuosi, nežinau, galiu aukoti savo savaitgalį, jeigu tik turiu laiko, tai tikrai prisidedu ir visada atrašau, visada įsikišu į pokalbius ir man patinka šitas dalykas. Galbūt mažai kas žino tavo biografiją, šiaip pakankamai nedaug yra faktų viešoje erdvėje, tokių įdomesnių. Kaip apskritai apsiradai plaukime? Tai irgi istorija. Nes pagal ūgį, tai krepšinis iš karto sakyčiau. Tai irgi istorija, trumpai pabandysiu papasakoti, tai iš tikrųjų plaukiau 3 olimpinėse žaidynėse, viskas reikia. Šitą galim surasti viešuose vietose. Tai viską, kai sakai, prasidėjo nuo krepšinio, bet buvau eilinis aukštas vaikinas, kuriam reikėjo toli važinėti. Tai mūsų mikrorajone pastatė baseiną Šilainių, kuris dabar rekonstruojamas, nugriautas ir bus statomas iš naujo, tai tiesiog praėjo 30 metų baseinui, tai baseinas buvo arti, tuo pačiu buvo trečiokų mokymo plaukti programa, kuri ir atvedė mane su klase, tai pasibaigus programai iš klasės likome 6 plaukimo treniruotėse, nes treneris pastebėjo, kad turiu talentą, klasiokai buvo, nežinau, kaip tarpiniai, mano partneriai ir 10 metų gan vėlyvai pradėjau kažkaip kabintis, nors buvau paskutinis, nes buvau kūdas, liesas ir aukštas, tai labai jėgų neturėjau, kai plaukikai praėjo karjerą nuo 6 metų, tai nuo 10 metų palaipsniui, vieną po kito aplenkdamas, ties 18 metų, šiaip ne taip papuoliau Europos jaunimo čempionatą ir čia buvo tas toksai
kertinis dalykas, kai aš jau norėjau mesti, nes man plaukime tikrai, aš ten buvau Lietuvoje 5, 3, 2, jau buvo tikrai visi rekordus gerino, o aš nieko neturėjau, tai tiesiog jau krepšinio specialistai pradėjo kalbinti, kad ateik, nežinau, pliaže sutinka, nežinau, treneris Kairys buvo sutikęs, aš jo net nepažinau, bet žinau, kad jisai skautuoja, važiuosi į Ameriką, uždirbsi daug pinigų, bet... Čia Steponas Kairys. Taip, tai aš tiesiog davė telefonus, bet aš jau nieko nenorėjau keisti, į LSU įstojau, taip pat treneriai kalbino į krepšinį, bet aš jau nuo 18 metų Europos jaunimo čempionatas man tokia į mano kelią žvaigždė įdėjo, kad aš turiu tęsti, man tai patinka, daugiau gal pinigai didesni krepšinį, bet nusvėrė tas žmogiškumas, kur tu per savo negaliu įrodinėjai, kad tu esi stipriausias, nežinau, Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje, tai tuo ir užsibaigė, kad 10 pradėjęs, beveik 30 baigiau karjerą, 3 olimpinės žaidynės, Europos trumpo vandens bronzo medalio laimėtojas, pasaulio taurės laimėtojas ir, nežinau, man atrodo toks akcentas, tai vis tiek nuo komandos, bet nuo krepšinio, bet komandinis tas principas, 4x100 laisvų stiliumi estafetė, Monrealyje 2005 metais, tas, man atrodo, su komanda iškovota 4 vieta, tarp Amerika 1, buvo Australai, kanadiečiai ir iš Europos buvom 1. Tai mes to medalio negavom, kaip sako, medinis sporte medalis, bet tai man didžiausias pasiekimas mano karjerai turbūt. Kalbant apie tas olimpinės žaidynės, artėja Paryžiaus olimpinės žaidynės, pats esi dalyvavęs 3, patirtis didžiulė. Kai kuriems mūsų plaukikams, elito plaukikams šita olimpiada yra pirmoji. Ar prisimeni savo pirmąją olimpiadą ir ką galėtum iš savo pusės patarti jiem? Taip, čia ir esamiem olimpiečiam ir tiems jauniems talentams, kurie nori būti olimpiečiams, tai olimpiečiais, tai iš tikrųjų, kaip mes treniruojamės, stengiamės ir savo komandai galvojam, kad padarėm viską, tai iš tikrųjų pagalvokim, kiek pasaulyje treniruojasi tokių talentingų sportininkų, kurie nori papulti olimpinės žaidynės. Ir mano pirmosios olimpinės žaidynės buvo 21 metas. Tai čia buvo 2000-ieji, taip? 2000-ieji Sidnėjus, Australija, svajonių šalis, koala, kengūros. Bet nuvažiavus į olimpinės žaidynės pamačiau, kaip gyvena Australija plaukimu ir iš tikrųjų olimpinėse žaidynėse, galima sakyti, kaip ir, nežinau, toks pirmas olimpinis startas, turėjau ir Europos pasaulio čempionatų, bet 4 metai, kas sudėta, praktiškai sudegėm, nes buvo ir kostiumų era, kur keitėsi, mes vaikėmės, bėgiojom, kitus kostiumus dėjomės, bet tiesiog man atrodo, kad sudegėm ir aš savo pasakiau, 4 metai kitos olimpinės žaidynės, aš būsiu kitas Saulius, bet tie 4 metai pralėkė kaip viena akimirka ir atėjo paskiau Pekino olimpinės žaidynės, buvo planai plaukti su estafete, bet buvom diskvalifikuoti, nepapolėm į olimpinės žaidynės, tai tik liko asmeninė rungtis, kuri jau su 29 metų amžiumi, kas Danas Rapšys dabar įrodinėja, kad galima plaukti ir tokių metų. Yra vyresnių. Yra vyresnių, šiuo metu taip, keičia technologijos, tai sportininkai. Tai ką norėčiau palinkėti, ar linkiu, tai vyksta Europos čempionatus, pasaulio čempionatus, tai sutikęs mūsų lyderius, nežinau, prie startą stengiuosi labai nekalbinti, nes matau, kaip jie išgyvena, kartais matau savo klaidas, bet pasitaikius progą prie vakarienės, prie pietų stalo, jeigu jie nori išgirsti, kaip aš praėjau šitą kelią, tai visada pasidalinu, nes iš tikrųjų žmonės keičiasi, tu ruoškis kiek nori, bet pasaulio čempionatai, olimpinės žaidynės, jie yra stiprus renginiai, kur viskas sukoncentruota ir tiek trenerių komandai, visam štabui, tai yra didžiulis darbas, kad būtent vienose varžybose pataikytum į formą ir būtum geriausios formos. Kalbant apie formą ir dar olimpinės žaidynės, kol kas, iki Dohos pasaulio čempionato mes turime 4 olimpiečius jau, kurie kelnė savo kelialapį. Tačiau žvelgiant iš daugiau, iš asociacijos LTU Aquatics perspektyvų, tikimasi, kad olimpiadoje gali būti ir daugiau mūsų sportininkų. Tai iš kur tie ir koks tai skaičius? Taip, tai mes turime daugiametį savo strategijoje nusistatę, kad mes šiuose olimpinėse žaidynėse turėtume turėti 8 olimpiečius. Mes tuo ir tikime, todėl ir džiaugiuosi, kad praeitais metais vykęs Europos jaunimo čempionatas
Gal rezultatai galėjo būti ir geresni, bet buvo rekordinė komanda, tai mes parodo, kad jaunimą labai greitą ir tikrai ateityje turėsim, kas 2028 metais plauks olimpinės žaidynėse, o šiuo periodu mes taip pat siunčiam į pasaulio čempionatą Dohoje gausiausią mūsų komandą, tai kad ir normatyvai griežtėja ir jie stiprėja, o sportininkų mažėja pasaulio čempionatuose, mes turim šiuo metu 13 plaukikų ir 2 šuolių į vandenį atstovus, tai tikrai džiaugiuosi ir turim ryškaus jaunimo, kurie Europos jaunimo čempionatuose mušė rekordus arba Lietuvai atvežė medalius, tai iš jų ir tikimės, kad per estafetės jie papuls į olimpinės žaidynės. Tai bus pirmosios olimpinės žaidynės, kur galim tikėtis staigmenų, gal kaip iš Kotrynos Teterevkovos, kuri nepapuolė į tokie kaip per normatyvus, bet kaip moteriai suteikta buvo viena vieta ir prašom, turim pusfinalį. Tai labai buvo įdomu stebėti, beje, turiu savo kraityje 4 olimpinės žaidynės, nes dar kaip teisėjas. Kaip teisėjas į tokią olimpinę žaidynės vykau, tai iš viso, ta prasme, pasaka ir tokią olimpinę žaidynės buvo po covidiniais metais, visi su kaukėm iš viešbučių negalėjome išeiti, tai buvo įdomios olimpinės žaidynės, bet kaip profesionalui stebėti, tuo metu buvo viceprezidentas federacijos, tai buvo labai įdomu žiūrėti mūsų sportininkų plaukimus ir tą visą tokį išgyvenimą, tą covidinį, kaip atveža iš autobuso, negali išeiti, kaukės, bendravimo nulis, tai tikrai įdomu. Dėl to turbūt tas, turbūt ir veža, kad ir patinka, pats praėjęs pro plaukimą, pro teisėjavimą, pro vadovavimą, tai tiesiog smagu. Kalbant, grįžtant šiek tiek prie pasaulio čempionato Dohoje, Katare, daugelis specialistų, ekspertų sako, kad tai yra pakankamai palanki proga iškovoti kelialapius į Paryžių. Taip, matot, sportas daugiau sukasi į komercinius pasaulio taurės, komercinės varžybos ir sportininkai nelabai renkasi tą 4 metų kelią, atsidėdami tik 4 metam olimpiniam žaidynėm, bet taip įvyko, kad Dohoje vyks pasaulio čempionatas per 2 metus 2 čempionatai, šiaip vyksta kas 2 metus čempionatai, tai dauguma lyderių jau nusiėmė ir jau šiuo metu pranešimą eina, kad jie nedalyvaus pasaulio čempionate, tai taip, per 3-4 vietas mūsų sportininkai gali būti aukštesnėse vietose, tas labai džiugu. Ir čia kalbam būtent apie estafetės pirmiausia, taip? Taip, ir estafetės, kur mums reikia būti 12-kose, kad mes galėtume pretenduoti į olimpinės žaidynės. Ok, pakalbėkim dar šiek tiek, jau kalbėjom apie tą jaunimo čempionatą, kada auga pakankamai gera, smagi karta jaunųjų. Iš kur jin atsiranda? Kaip pavyksta surinkti tuos vaikus, pritraukti juos į treniruotės, siekti aukštesnio meistriškumo? Tai visų pirma, kad vandens sporto šakos yra labai kaip ir palanku mums, kad visi tėveliai atveda vaikus plaukti. Baseinų mes turime gan nemažai. Sostiniai gal trupučiuką situacija prastesnė, bet ir taip turim dabar Lazdynų baseiną, tai vaikus atveda į treniruotės. Manau, kad per treniruotės tiesiog nuo trenerių priklauso, nuo trenerių profesionalų, tos įžvalgos, to pamatymo talentų tarp tos masės sportininkų ir taip tos sportininkus tiesiog įsuka į šitą rutiną. Jiem turbūt patinka skausmas, vanduo, treniruočių, ta tokia metodika ir mums tik tai reikia juos išryškinti ir jiems padėti laiku. Tai asociacija turi meistriškumo centrų, tokį kaip ir kompleksą, kur 5 didžiosiuose Lietuvos miestuose pagal rodiklius atrenkam 13-18 metų geriausius sportininkus ir asociacija prisideda finansiškai prie jų tolimesnio kaip ir įgūdžių lavinimo ir tobulėjimo. Kiek prie tos atrankos, galbūt prie pritraukimo prisideda ir mokymo plaukti programa, šiek tiek apie ją gal galim būtų daugiau papasakoti? Taip, mokymo plaukti programa yra labai svarbi, gaila, kad jinai apima tik antrokus, nes realiai norėčiau kalbėti su vyriausybė ir kalbame su vyriausybė apie programos testinumą, nes matome mokyklose
fizinis ugdymas nelabai toleruojamas ir nelabai vaikai nori sportuoti, o antrokų programa šiuo metu su švietimo ministerija, su agentūros paskelbtų konkursų, laimėjom 4 metų konkursą ir šiuo metu plaukia, jei nesuklysiu, 13 400 antrokų Lietuvos. 30... Kiek žinau, netgi kai kurie nepatenka, vietų trūksta. Tikrai taip, dar trūksta vietų ir tiek trūksta vietų, tiek instruktorių arba trenerių trūkumas yra didžiulis, turbūt kaip ir visoje darbo rinkoje yra didžiulis trūkumas, tai čia taip pat kalbam su universitetais, kad kuo daugiau jaunų sportininkų, jaunų žmonių stotų į trenerių specialybės ir kad prie šios programos prisidėtų, bet programa iš tikrųjų sveikintina, 13 000 vaikų, 32 baseinuose, jeigu neklystu, 10 apskričių yra vykdoma. Bet kam svarbu mokyti plaukti tokius vaikus, jeigu, tarkim, jie nevažiuoja prie jūros, jie sėdi kažkur tai čia? Vis tiek yra prūdai, ežerai, upės, kur pavojai tyko tikrai kiekvieno ir mūsų asociacijos toks kaip ir tikslas šio projekto, jisai socialinis projektas, 13 000 antrokų, 18 pamokų rudenį susipažįsta su saugiu elgesiu, su būdais, su baseino malonumais ir tai sunkumais. 14 pamokų prisideda savivaldybės prie projekto, čia džiaugiamės ir dėkojam iš tikrųjų. Ir kas atsitinka iš tikrųjų, ko mes ilgimės ir norime pasiekti, kad po 302 pamokų visi tėveliai gavę nemokamą šitą socialinę tokį dalyką, jie nutraukia antrokų mokymo plaukti programą ir pasirenka kitus būrelius, nes galvoja, kad jų vaikai išmokė plaukti. O iš tikrųjų reikėtų bent jau specialistai patarė, kad 3-4 klasiai, kol vaikas 50 metrų arba 100 metrų neplaukia, jis toliau tęstų plaukimą, nes tokiu būdu mes turėsim plaukiančią Lietuvą, vaikas pats papuolęs į pavojų galės išmokti plaukti, išplauks iš situacijos ir net gal išgelbės kitą žmogų. Tai čia manau, kad labai svarbus kertiniai dalykai. O kiek svarbu, kad geras specialistas apmokytų vaiką plaukti, nes tėvai irgi gali išmokti? Dažnu atveju tėvai blogai išmokina, kiek turėjęs dirbau treneriu, tai kiek tėvai išmokina, tai neteisyklingai ir dažnu atveju jis moka nardyti. Tai nardyti nėra plaukimas. Treneriam perėmus tokius vaikus reikia iš naujo mokinti ir surasti motyvacijos vaikui, kad jisai veiktų pirmyn atgal per žaidimus išmoktų plaukti. Todėl ir plaukimas net ankstyva sporto šaka, todėl kad jaunas žmogus palinksta labiau ir pasiduoda tiem mokymam, nes su vėlyvesniu amžiu 10-12 metų jau gan sunku vaiką mokinti, nes jis turi savo baimės, turi savo kažkokius, individualius tokius, dalykus, kurie neišeina jam persilaužti išmokti plaukti. O pats išmokai baseinę būtent plaukti? 10 metų. Gan vėlyvai ir būtent per šitą programą išėjau, tai džiaugiuosi, kad trenerių kolektyvas mane kaip ir paskatino pasilikti baseinę. Užsiminė apie motivaciją, skatinimą, ne visi juk tampa elitiniais plaukikais, tai kokia motivacija jam būti su plaukimu ir ta prasme treniruotis nuolat, priklausyti šitai bendruomeniai plaukimo? Sportas, visų pirma sportas, jeigu būti sporte, tai reiškia būti su komanda, draugais, o žinot, baseinų yra treneriai iš tikrųjų didžiausiai motivatoriai, jie kaip ir man, ties tam tikru amžiumi, tėvai tampa nuošaly ir treneris, ką sako, dar mokytoja turbūt mokykloje, yra kertiniai žmonės, kurie leidžia turbūt tau pasirinkti ir tęsti tos iššūkius, kuriuos tu tiesiog kartais atsitiktinai, o kartais tiesiog su požiūriu į tą sportą, kurį tu myli, atėjai. Tai čia treneriai, mokytojai yra didžiausi motivatoriai. Bet pakalbėkime apie perspektyvas. Sakiau, ne visi tampa elitiniais plaukikais. Kuo gali tapti žmogus, kuris treniravosi kaip plaukikas plaukimą? Tu asmeniškai tapai prezidentu ir dar teisėjų tarptautinės kategorijos.
Taip, bet čia, žinot, kaip ir žiūriu daug muzikantų, lyderių sporto, mes žiūrim į vieną pusę, kad visi norim jais būti, mes norim ir su mašinom prabangiau važinėti, bet viso yra paslėpta už to kainą, kiek tu tai įdėjai ir kaip sunku. Tai aš manau, kad visų pirma, labai gerai išmanysi plaukimą iš vidaus, kaip vadybos, teisėjavimas, treniravimas, mentorystė kažkokia ir galbūt siekiant karjeros. Aš pastebėjau su daugeliu aukščiausio lygio vadovų, šnekėjau įmonių, esu bendravęs ir jie visi sako, kad žmogus atėjęs iš sporto, jis yra labiau disciplinuotas ir žino, ką reiškia siekti rezultatų, užsibrėžus tikslą ir laikantis drausmės. Tai plaukimas, aš manau, kad yra viena iš tų sporto šakų, kur ypač reikalauja drausmės ir savidisciplinos. Čia mano tokia nuomonė. Taip, tai puikiai pridėjai, iš tikrųjų, tai disciplina, drausmė ir tikrai tas tikslų siekimas, ar tu sporte, ar darbe, tai tokie kertiniai dalykai, kurie labai svarbus tavo viso gyvenimo etape turbūt. Šnekėjom šiek tiek, palėtėm tą sporto bazės, kad Lietuvoje atsiranda vis daugiau naujų sporto bazių, ypač supratau regionuose, Kaunas labai smarkiai auga. Kokia yra padėtis su infrastruktūra iš tikrųjų, jeigu galėtum apžvelgti šitą dalyką? Taip, tai Kaune infrastruktūra, turėdami 2 olimpinius baseinus ir dar 2 baseinai statomi 25 metrų, tai tikrai džiugu ir infrastruktūra tikrai kuriasi ir dėkui miesto valdžiai. Vilnius turim olimpinį baseiną, turim Fabioniškių ir dar keletą baseinų, privačių investicijų, bet trūksta baseinų tragiškai ir tikiuosi, kad Vilnius nuo dugno atsispirs ir tikrai tų baseinų atsiras daugiau, nes kaip sakei, į baseiną tiesiog eilės ir visų nepriima vaikų, tai turim tam tikrą problemą. Regionuose statomi baseinai, čia kalbam su nacionalinė sporto agentūra, tai labai gerai, kad atsiranda, kiekviena miestelėje atsiranda po baseiną, bet labai svarbu, kad baseino užuomazgų rengėjai, tai yra savivaldybės, kad pagalvotų, kaip baseiną stato, kol projektas eina į finišo tiesėje, kad pagalvotų, kas dirbs tame baseine ir kaip jį veiklins, kad jis nestovėtų tuščias, nes dažnu atveju pastato baseiną ir paskiau žiūrima, kas jame dirbs ir kaip tą baseiną išlaikyti. Tai va čia didžiausia turbūt problema. O kitas dalykas, techniniai dalykai, kaip įrengti tą baseiną, nes labai daug savivaldybių, kai daro projektus, jie nori kažko sutaupyti, tai kokios klaidos yra didžiausias daromos? Čia taip pat su agentūra nacionalinė kalbama, kad norisi, kad federacijos parašas būtų ties projektų, o ne kaip pastatomas baseinas. Jie dažnai mumis kviečia į pristatymus, atidarimus, bet mes pamatom, kad tai baseinas netitinka jokių standartų, jisai netinka varžybomis, giliai per maži net antrokų mokymui plaukti. Tai rimtai? Tikrai taip. Tai įsivaizduokit, iki ko nueinama, nes tiesiog nebuvo sukontroliuoti tokie dalykai, nes mes, kaip sakau, mes būname pakviečiami paskutinėme etape. Tai čia tiesiog vyriausybės, nacionalinės sporto agentūros ir federacijos turi būti, bet kokią struktūrą statant, turi būti 3 parašai, aš manau. Kiek žinau, asociacija taip pat turi šiokią tokį trinti ir šiek tiek nesmagumų dėl elitinių sportininkų, nes neturim realiai bazės, kur galėtume nuolat treniruotis. Kokia čia padėtis yra? Taip, čia, ta prasme, irgi nenorėčiau labai stipriai įsiplėsti ir kažko įžeisti, bet iš tikrųjų turim tokią situaciją, kad kai kurios federacijos turi bazės, kaip ir mes turim Druskininkų sporto bazę, nacionalinę sporto bazę, bet jinai yra neolimpinė, tai yra 25 metrų ir mums netinka. Mums tinka 2 mėnesiam Lietuvos taurė, Lietuvos čempionatą dabar vykdėme, viskas labai puikiai, kainos labai tikrai geros, viešbutis, maitinimas, viskas puiku. Bet visi žinom, kad mums reikia olimpinių baseinų, 50 metrų baseinų ir visi šiai dienai olimpiniai baseinai, apart Alytaus ir Elektrėnų, jie yra koncesijos pagrindu, pasirašytos sutartys ir čia mums keista ir mes kalbame su vyriausybė, nacionalinė sporto agentūra, mūsų sportininkai, Danas Rapšys, Rūta Meilutytė ir kiti talentai, elito sportininkai, mes jaučiamės tuose baseinuose kaip svečiai, mokame tikrai didžiulę kainą, nors prie baseino atsiradimo ir prie jo pastatymo prisideda vyriausybė,
tuo metu miestas ir kai pastatomas baseinas, ES fondai taip pat skiria pinigus ir gaunasi, kai pastato baseinus, tuo metu kažkaip vyriausybė atsitraukia, palieka miestui valdyti tą baseiną, ir yra vyriausybės įstatymas, kad turi būti koncesijos sutartis. Koncesijos sutartis būna paruošta, bet iki šiol vyriausybė, agentūros dar nacionalinės nebuvo, neįsikišdavo į koncesijos sutarties reikalavimus, kad, kaip pavyzdys, nacionaliniai čempionatai minėtame baseine vyktų bent jau 50% nuolaida. Nes tai yra vyriausybės, kaip ir irgi indėlis. Tada treniruotės elito sportininkams, jeigu suderintos iš anksto, taip pat būtų su tam tikromis nuolaidomis. O šiuo metu mes papuolame į tokią situaciją, kad baseinas pasistato, mes važiuojame atidarimą, mes pristatom, kad tai visuomeniai ir vandens sporto šakom pastatytas baseinas, bet kai ateinam kalbėti su baseinų valdytojams, sako, koncesijos sutartis buvo, joje nebuvo įtraukti tokie ir tokie punktai, turite mokėti pilną kainą. Tai mums geriau tikrai važiuoti kartais į Lenkijas. Aš norėjau paklausti, gal kartais pigiau važiuoti kažkur į kaimyninės valstybės. Bet mes taip ir darom iš tikrųjų, tai kainuoja didžiulius pinigus, bet vis tiek yra šeimos, vis tiek turi grįžti namo ir turim tokią problemą, kuri kaip ir neleidžia ramiai gyventi, nes jeigu kalbam apie ateities tuos vadinamus lyderius, elito sportininkus, tai ne visada galėsim išmokėti tokius pinigus už baseinų nuomas, ypač čempionatų ir panašiai. Aš čia suprantu, priklauso nuo jų rezultatų. Kuo didesni rezultatai, to geresnis finansavimas. Taip? Tikrai taip. Tai dabar šiuo metu turim rezultatus ir mes džiaugiamės viskuo, bet mes, kaip sakau, aš tiesiog paprastas toks žodis, norėtume koncesijos valdomose bazėse tiesiog būti ne svečiai, o būti draugiškai priimti kaip klientai, nes šiuo metu tikrai situacija drastiška ir mokam tikrai didžiulius pinigus. O kaip yra su vaikų treniruotėmis, vaikų mokymu? Aš suprantu, yra klubai, yra kažkokios visuomeninės mokyklos, tenai kaip yra išsprendžiamas tas klausimas. Vaikų mokymas plaukti. Čia ne apie tą programą, apskritai treniruotės. Treniruotės. Jeigu kalbėtų apie treniruotės, tai elito neliečiant, tai šiuo metu taip pat plaukimas, visos vandens sporto šakos, nežinau kaip kitose sporto šakose, bet pakibę ant tokios kryžkelės, kokiu keliu nueis, nes mes skaičiavimai padaryti ekspertų, tai biudžetinėse įstaigose, kurios iš tikrųjų sumotyvuoja ir tie vaikai visi atsiranda, tai jeigu plaukimas skaityti nuo 7 iki 14 metų, to savivaldybės duoda didžiulį indėlį ir priima tikrai už gerus kaštus, dirba profesionalai, tai mes turim biudžetinėse įstaigose apie 5000 plaukiančių, norinčių išmokti plaukti gerai, treniruotės jau lankančių sportininkų, tai privačiam sektoriu, koncesiniuose baseinuose, privačiuose klubuose mes šiuo metu turim virš 15 000 vaikų. 3 kartus daugiau. 3 kartus reiškia, daugiau. 3 kartus didesnė imtis, reiškia 3 kartus daugiau šansų rasti talentų. Tikrai taip. Tik tai biudžetinėse įstaigose moka tikrai mažą minimalią kainą vaikai, tėvai, o privačiuose klubuose kaip sportui gerai, kiek tėvai gali savo mokėti, kad papultų į baseiną, bet jie turi didesnę imtį ir iš tikrųjų mes laukiam, kada tie klubai sužibės, kad klubuose atsiras tie talentai, nes iš tikrųjų imtis, kaip sakiau, 3 kartus didesnė. Tai čia vyriausybė turėtų pasirinkti kelią ir, kaip sakau, biudžetinis kelias yra geras tikrai, tik tai reikia jį irgi sustabilizuoti ir kalbėti vyriausybėje su savivaldom. Privatus kelias irgi yra labai puikus, bet turi tam tikrų irgi iššūkių. Tai kaip rasti tą konsensusą, kad tą vidurkį, aš nežinau, bet iš tikrųjų yra didžiulė kryžkelė ir sportas dabar išgyvena tokius dalykus, kaip didžiuosiuose miestuose jau 18+, 23+, sportininkams elito pasakoma, kad negali plaukti biudžetinėse įstaigose, tai reiškia viskas pakimba ant federacijų. Tai šiuo metu mes kaip ir galim išlaikyti savo plaukikus, bet
Bet kitos... O kaip yra apie trenerius? Nes aš supratau, kad kai kurios trenerius sudėtinga išlaikyti, nes juos kviečia privatus klubai, kurie moka didesnius pinigus. Tai kaip yra su ta piniginė motivacija tarp privačių klubų, tarkim, ir savivaldybių, ar ten kažkokiu tai kitų sporto mokyklų? Treneriai lygiai taip pat, jie kompensuoja, jie dirba biudžetinėse įstaigose, daugumoje, bent jau pas mumis vandens sporto šakų federacijoje, asociacijoje, ir jie tuo pačiu dirba dar ir federacijoje. Tai gaunasi toksai 2 darbus darai, o vieno tikslo sieki. Bet tai asociacija turi tikslų kažkokiu tai pakelti trenerių motivaciją, kad jie liktų su mumis, dirbtų pagal mūsų programą ir ugdytų talentus. Taip, asociacija stengiasi ir tikrai, kurie dabar likę treneriai, tai stengiamės, kad jie būtų patenkinti ir laimingi ir šeimos nenukentėtų, bet tuo pačiu kalbam ir su nacionalinė sporto agentūra ir girdime signalų, kad irgi bus siūlymai treneriams mokėti adekvačius atlyginimus, kad treneris galėtų pasirinkti, arba jisai išeina iš klubo ir iš biudžetinių įstaigų ir rizikuoja savo karjerą kaip trenerio prisidėdamas prie elito sportininkų, arba jisai lieka ten, kur lieka. Tai žadama, laukiame tų pažadų, bet asociacija irgi turi tam tikrus savo surištas rankas, nes mes priklausom nuo vyriausybės biudžeto. Mhm. Ok, kalbėjom apie plaukimą, bet LTU Aquatics yra ne tik plaukimas, yra šuoliai į vandenį, yra dailusis plaukimas, yra open wateris, atviras vanduo. Taip. Kokia padėtis tuose kitose 3, tarkim, atšakose šitos mūsų asociacijos? Taip. Čia mūsų šeimos nariai ir mes dažnai pamirštam apie juos kalbėti, bet iš tikrųjų šuoliai į vandenį ir ką kolektyvas daro, turėdami imti iki 100 sportininkų. Jie turi Europos jaunimo vicečempioną, bronzos medalio laimėtoją, taip pat turi pasaulio čempionato dalyvį Sebastianą Koneckį, kalbėjau prieš tai apie Martyną Lisauską, taip pat 2 merginos dalyvavo Europos jaunimo čempionate. Tai turim 4-5 trenerius, kurie yra tiesiog fanai savo sporto šakos, kultivuojama sporto šaka 2 miestuose, Kaune, Vilniuje su Lazdynų atsiradimu tikrai situacija. Aš ten mačiau tą sausumos salę, ten kažkoks kosmosas. Tai čia gimnastika su aerobika ir plaukimas, viskas susiję, tai iš tikrųjų sporto šaka, kuri dominavo Kiniją, Japoniją, Rusiją, Ukrainą. Tai šiuo metu šių sporto šakų nėra, šalių nėra, bet tikrai sunki ir labai įdomi sporto šaka, nes ką jie išdarinėja ore, tai tikrai labai nuostabu. Tai turime atstovų su šuoliais, kaip ir viskas tvarkoj. Šiuo metu nariai organizuoja, kad 2024 būtų pravestas Nordic šuolių į vandenį čempionatas. Tai jiems tikrai didžiulis ir mums iššūkis. Ir tikiuosi, kad Skandinavijos šalys atvažiavę pamatys mūsų baseiną Vilniaus puikų ir tikrai džiaugsis rezultatais ir pačia sostinė ir pačiu baseinu. Aš tik norėjau priminti, kad mes čia turėjom pokalbį su šuolių į vandenį treneriu Kęstučiu Autuku. Jis labai plačiai apie viską papasakojo ir ten galim dar pasiklausyti. Aišku, turėsim pokalbių su kitų LTU Aquatics šakų atstovais, bet tarkim, kaip yra su dailiuoju plaukimu Lietuvoje? Taip, dailusis plaukimas daugumoje buvo vystomas tik Šiauliuose, Šiaulių delfine. Šiuo metu atsiradęs Girstučio baseine Kaune, trupučiuką kultivuojamas, ir privačiam klube Ozo baseine taip pat atsirado trenerė, kuri jau dalyvauja su savo vaikais Lietuvos čempionate dailiojo plaukimo. Tai turime atstovus Europos jaunimo čempionatuose, žmonių taip pat 50, neskaičiuojam 100, tai kaip ir... Ar yra kažkoks augimas norinčių plaukti? Turbūt būtų, bet baseinai užimti, baseine plaukimas, išmokimas plaukti ir dailiui plaukimui lieka mažai ir valandų, ir to laisvo tako, tai tiesiog ir tų trenerių labai mažai, tų specialistų mes turim 3-4, tai tiesiog džiaugiamės tais specialistais, rodomais jų rezultatais. Ir čia lygiai taip pat, ar šuoliai, ar dailusis plaukimas, viskas priklauso nuo masiškumo. Jeigu jie pakels masiškumą ir mes turėsime baseinų, kur atsiranda šie treneriai specialistai, mes galim tikėtis aukštesnių rezultatų. Jeigu ne,
šie sportininkai, talentingesni sportininkai, kuriuos mes apčiopėm, jie turėtų rinktis turbūt kažkokią alternatyvą, kažkur važiuoti, stažuotis, kad pamatytų, kaip tai daroma suaugusių. Bet tokios galimybės yra važiuoti, stažuotis kažkur? World Aquatics įsteigė stipendijas talentams, kurie pasirodo Europos, pasaulio jaunimo čempionatuose, yra stipendijos, kurios yra tam tikri centrai, Bahreinė, dabar statomas Vengrijoje, Kanadoje, tai tiesiog yra centrai, kur tokius žmonės iš kiekvienų šalių, tokių, kur vystosi ta sporto šaka, sukviečia tos talentus ir jie ten priskiriami specialistai, profesionalai ir jie taip gali tiesiog išlikti arba tobulinti savo tolimesnę karjerą. Ok, pakalbėkime apie tą plaukimą, tarkim, kuriam tikrai nestinga bazių, apie atvirą vandens Lietuvos. Aš pats matęs kelias varžybas iš rinkodaros pusės stebėjau, šiaip iš komunikacijos man labai patiko. Masiškumas didžiulis, bazių yra pilna. Atviri vandenys taip, bazių turim tikrai daug, bet visos rizikos suderinimai su savivaldybėm, su varžybų pravedimu, su visu saugumu, tai iš tikrųjų yra didžiuliai labai kriterijai ir šiuo metu vyksta, nežinau, pagrindiniai tokie atvirų vandenų čempionatai, tai turime Vilniuje, kur tikrai prisijungia triatlono ir kitų sporto šakų atstovai, tai tuo pačiu plaukikai infiltruojamės į tą čempionatą ir, kaip pats sakei, turim tikrai daug dalyvių, saugumas užtikrintas, pats renginys pravedamas labai profesionaliai, tai mes džiaugiamės bendravimu su triatlono federacija, klubais, nes mes tiesiog patys turbūt būtume nepajėgus padaryti šio čempionato, nes bujos, skaičiavimai, visos technologijos, kad suskaičiuotų tuos atstumus, tai yra begalė darbo, tai atviri vandenys mes irgi turim plaukikai, kurie plaukia uždarose patalpose, plaukia ilgas distancijas 800 arba 1,5 kilometro, nepapuolė į rinktinės arba papuolė kaip Džiugas Miškinis, kuris muša rekordus, ar turim Kamilę Lionskytę, jie dalyvauja atvirų vandenų čempionatuose ir laimi medalius. Ar juos galim siūsti Europos jaunimo atvirų ar ten pasaulio jaunimo čempionatus, kažin, nes plaukia žmonės tikrai labai greitai atvirose vandenyse. Supratau. Ok, pasikalbam tada dar apie vieną ypatingą dalyką. Šie metai, 2024, yra sukanka lygiai 100 metų, kai Lietuvoje oficialiai pradėtas plaukimas. Kuo šitie metai ypatingi LTU Aquatics? Taip, tai tema tikrai didžiulė ir džiugi. Iš tikrųjų, pats buvau vykdomo komiteto narys, kai jau šventėm 90 metų federacijos jubiliejų, šventėm Kėdainiuose, buvo didžiulė šventė, tai įsivaizduokim 100 metų, mes to renginio tikrai laukiam ir tas renginys yra per visus metus, per visus mūsų čempionatus, per geriausių turbūt regionų apskričių, bendruomenės, žmonių paminėjimą, prisiminimą. Tai čia reikia suprasti, kad renginys tai yra visas 100-metis, bet jis suskirstytas į daugybę kitų renginių. Taip? Tikrai taip, tai kompleksinis renginys, galima sakyti, kur apims, jeigu taip pradėti, tai papunkčiui, tai tiesiog jis prasidėjo sausio mėnesį, komanda yra sudėliota, kaip tam renginiui ruošiasi, tai kiek žinau ir kiek dalyvauju susitikimuose, tai bus filmų ciklas apie mūsų 100-metį, tada Europos jaunimo čempionatas, dėkui LEN, tai yra Europos plaukimo federacija, kuri patikėjo, kad Lazdynuose gali įvykti toks čempionatas ir mes jį organizuojame, kuris vyks Liepos 2-7. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje. Pirmą kartą Lietuvos istorijoje ir Europos jaunimo čempionatui 50 metų, 50 kartą rengiamas. O mes turim 100-metį, tai turim 2 jubiliejus. Europos plaukimo federacijos atstovai tą ir patikino, kad jūs turit Rūtą Meilutytę Daną, Europos jaunimo čempionato nugalėtojus, tai kada, jeigu ne dabar, ir turit naują bazę, tai tiesiog Lazdynuose bus Europos jaunimo plaukimo čempionatas organizuotas. Birželio 23 turbūt galiu pasakyti datą, Kaune bus rengiamas turbūt 100-mečio pagrindinis renginys, tai su koncertais, su atrakcijom, su sporto šakų ir turbūt
atkartojimų tų plaukimų, kas įvyko 1924 metais. Tai nuo tilto iki tilto, Nemune? Tai Nemune, manau, kad atstovai tiek triatlono, tiek plaukikų galės ir turės galimybę praplaukti tą distanciją. Vieni plauks turbūt profesionaliai, kiti simboliškai įveiks distanciją, turbūt gaus įvairių prizų ir panašiai, tai komanda dirba ties šiuo renginiu. Kiek žinau, bus ir iš užsienio svečių, jau dabar turim patvirtinimų. Bus iš užsienio svečių. Mums trupučiuką gadina, kad Europos plaukimo čempionatas įlindo tom pačiom dienom, birželio 20 kažkelintą dienomis, tai trupučiuką sutrukdė, kad kai kurie atletai gal dalyvaus Europos plaukimo čempionate, bet mes norime matyti savo lyderius, elito sportininkus minėtame renginyje. Tai ir, kaip sakiau, 5 didieji miestai, regionai, tai visi nuo teisėjų pradedant iki Lietuvos gal plaukimo meistrų, tarptautinių plaukimo meistrų, mokslininkų, sporto skyrių vedėjų ar direktorių, trenerių bus irgi kažkaip tai pagerbti. Šiuo metu dėliojami tie skaičiai ir vyksime per miestus ir stengsimės apdovanoti ir paminėti šitą šimtmetį su trenksmu. Bet kiek žinau, asociacijos vadovo galvoje kilo ir kita mintis dar, kad galėtų prisidėti visi žmonės iš visos Lietuvos. Pats jau pradėjai man siūsti nuotraukas, tai kokia mintis yra, ką padaryti iš tų istorinių nuotraukų? Tai istorinės nuotraukos mums labai svarbu, kiek žinojau ir kiek galėjau susisiekti su žmonėmis, tai paprašiau nuotraukų ir šiuo metu prašau, jeigu turite, tai iš tikrųjų norim sukurti galeriją, norim sukurti, jeigu turit video ar turite nuotraukų iš ankstesnių mūsų kartų, tai tikrai pasidalinkite su mumis, mes norim sukurti galeriją ir visus šios žmonės norime parodyti, norime kažkaip paminėti ir prisiminti jų indėlį į Lietuvos plaukimo federacijos 100 metų minėjimą. Aš tik noriu šiek tiek paprašyti, kad tą techninį dalyką šiek tiek mes svarstam dar galimybę, kaip padaryti tai techniškai, visą tą galeriją pateikti. Greičiausia bus viename iš socialinių tinklų, bet jeigu jūs turite kažkokį tai nuotraukų arba video, kaip Saulius sakė, tai susisiekite su mumis, federacijos asociacijos kontaktai yra nurodyti internete, susisiekite su mumis, parašykite, mes duosime jums prisijungimus kažkokius ir sutvarkysim visą tą reikalą. Bet grįžtam prie šių metų. Tai ne tik 100 metų, bet ir olimpinio ciklo pabaiga ir baigėsi tavo kadencija, taip? Nu taip, ir baigėsi mano trumpa 2 metų kadencija, nes, kaip sakiau, buvo rinkimai tiesiog likus iki olimpinių žaidynių 2 metams, tai baigėsi ir kadencija, taip. Čia visi Nausėdos klausė dar kitų, ar dalyvausi kituose rinkimuose, ar yra planų toliau vadovauti federacijai? Noras kažkoks? Šiaip žinokit, noro, atvirai pasakysiu, nėra tokio didžiulio. Daugiau viskas priklausys, kaip šimtmetis nusiseks, kaip visi renginiai ir praktiškai didžiausia turbūt prezidento visos jo komandos indėlio, ką mes darome, tai turbūt rezultatai, tai geriausiai nusako rezultatai olimpinėse žaidynėse. Mes jų lauksime ir tuo metu manau, kad tikrai patikėkite, turim didžiulę komandą, kuriai dėkoju nuolatos, turime kas savaitinius susirinkimus, tai ieškau motyvacinių tokių ginklų, kaip jiems padėkoti, nes tikrai nuo generalinio sekretoriaus, sporto direktoriaus, komunikacija, visa administracija dirba nuoširdžiai savo darbą ir yra tikrai, profesionalai savo srities ir lenkiu jiems galvą ir nuo komandos priklausys. Jeigu komanda spręs, kad mums reikia eiti ir pasitikė bendruomenė, mes eisim ir turbūt aš nešiu tą vėliavą, bet jeigu komanda birės, tai man atrodo ir sprendimas bus, kad yra turbūt žmonių, kurie gal siekia, net nori būti ir pabandyti šią karštą kėdę, tai tikrai jeigu bus tokių žmonių potencialių, tai kalbėsimės ir padėsiu, kuo galiu. Laiko laukti liko labai mažai iš tikrųjų, nes jis labai bėga, ypač su visais šimtmečio renginiais. O šiandien dėkoju Sauliu labai, kad pasidalinai savo mintimis, labai atvirai, be užuolankų. Ir pasimatysim kitą sykį. Dėkui, Sauliu. Ačiū labai.